Laidoje Kviečių vakarienės 5 vakarus iš eilės maistą gamina ir svečius priima 5 žmonės. Šią savaitę špagas, tiksliau šakutes, peilius, plaktuvus ir menteles surems Laurynas, muzikantas iš grupės Saulės Kliošas ir daktaras. Nemėgstu tokių svečių, kurie, žinai, prašo labai daug dėmesio. Eglija Vaitkevičė. Tai moteris pirmoji parodžiusi Lietuvai burleską ir plunksnas. Šiaip malonu, kaip ir man skiria dėmesio. Siurbikė. Nežinau, siurbė šiandien energija iš visų. Sezi, didžėjus ir labiausiai prižiūrėta barzda mūsų šalies teritorijoje. Ybiškės su jautiena ir ryžiais. Nežinau, kas tai yra iš vis. Ybiškės yra maistas. Gal čia kokie grybai? Nežinau. Tomas, mados fotografas, mados renginių organizatorius. Žodžiu, vienas iš tų, kurie žino, jog ir vyrai gali dėvėti didelės iškirptes. Desertas, siurprizas, panašiai kaip striptizas parašyta. Tai siurprizas, čia toks pavadinimas. Džiazu, pagal pasą Justė, elektroninės muzikos deivė. Tai duosi valgyti ar ne? Koks tu pavargęs atrodai, žiūrai. Daug darbo, ne? Aš manau, kad jūs mane varginat. Tik pas jūs daug problemų. Kiekvienos laidos pabaigoje svečiai vertina šeimininko patiekalus ir svetingumą. 5. vakarą paaiškės, kas buvo geriausias šeimininkas ir gaus 1000 litų. Kviečių vakarienės per BTV.